Labas rytas, turim ketvirtadienį. Po vaikščiojimo ganėtinai greitai užmigau. Tik tiek, kad naktį karšta buvo miegoti, tai toks atsikėliau kaip išviręs. Tai dabar pravažinėjau Barsą. Tiksliau jau pravažiavau, važiavom link Džongueros. Ten užsipilsim kuro, atblūjaus nes jau visas lemputė šviečia, kad reikia. Šiandien bandysim Prancūzijos biškį atsikastis, kažkur už Lyoną bandysiu stoti. Šiandien vėl greičiausiai 10 valandų teks suvažiuoti. Nes irgi kažkas netoli 800 km. Tai nieko baisaus. Kol kas rytas toks, judam. Užsipilsim kuro, visko, gal išsivažiuosim, nes dabar, sakau, dar toks išviręs nuo to šilumos. Užsipylėm kuro Džongueroj, visų furistų pamėgtoj vietoj. Nežinau tik tais, ko jie čia taip mėgsta. Tai tu važiuosi, rėrėsi, ką darysi. Tai dabar bandysiu čia kažkur palei sieną prisiglaust, nelabai čia galima stovėti. Pasidaryti pauzę prie to pačio, kad jau atvažiavom, kad vėl bereikalingai nestovinėti. Tada galėsim važiuoti toliau. Čia kol sugalvosi, ką daryti, tai nežinau. Reikės eiti iki parduotuvės. Batoną parduotuvėj pamiršau nusipirkti. Dar pasiimsiu kažką šiaip užkąs dabar. Per pauzę. Nu va, parsistūmiau tą eglutę. Nors čia iš tikrųjų nestovėjimo vietos, bet čia mačiau visada visi stovi, miegi ir panašiai. Tai neturėtų nieko būti. Dabar nueisiu iki parduotuvės ir galėsim judėti toliau. Ką tik prasilenkiau savo kolegą, brūkšnelis bendradarbį. Tai linkėjimai jam, pasimirkčiojom, važiuojam toliau. Nebedaug šiandien beliko važiuoti. 3 valandos 22 minutės. Dabar dar kaip tik pažiūrėsiu, kur parkings koks. Ir sustausiu dar vieną pauzę pasidarysiu ir damušim savo važiavimą, nes dabar 36 minutės liko iki pauzės. Tai va, už 46 km bus pats tas, manau. Ir prasisuksim pauzę, nebedaug bus likę važiuoti. Neblogai sekas ganėtinai, po biškį šildyt pradėt jau orelis. Pradžiui dar taip apsiniaukė, biškį pakrapnojo. Dabar jau normaliai. Tai turėčiau drąsiai pasiekti tą, ką šiandien susiplanavau, nebent Lyone kamščių bus, tai tada nežinau kaip seksis, bet tikėkimės, kad nebus. Ir jėdam toliau, rytoj jau teks biškį panaktinėti tikriausiai, kad per ilgai neužsistovėti. Galvoju, kada čia sustosiu, bet man atrodo apie 5 valandą, tai kokią 2-3 reikės kilti. Rytoj planai kuo arčiau iškrovimo sustoti. Ir nežinau, šeštadienį ar dar liks kažkiek pavažiuoti, ar jau ir nebeliks, nevyk. Gal dar porą valandų liks, tai reikės tikriausiai pavažiuoti, kad kuo arčiau tas iškrovimas būtų. Dabar dar šiuo metu 1200 liko, daugokai.
Na ką, štai ir užbaigėm šiandien darbus. Atvažiavau į Promzoną. Čia va tokį tupiką turim, įmonę kažkokią. Čia nusimečiau. Pradžiui buvau ten ant kelio pasistatęs, bet ten dar autobusai apsisukinėja ir žodžiu yra iki kažkokių gyvenamų namų kelias. Tai nusprendžiau čia perstatyti, nes šiaip ten da kairiai yra kelias vietas, kišenė specialiai pritaikyta stovėti. Bet tikėkime, kad čia niekam netrukdysiu. Šiandien pravairau 9 valandas 52 minutės, jau nebemušu savo rekordų 9:00 ir 10:00. Pravairau 808 km, tai visai neblogai. Šilta, blemba, reikia eiti kažkaip valgyti, pasidaryti, bet aš net neįsivaizduoju, kaip reikės. Nes plus 31 rodo, tai nelabai kažką nelabai. Kažkaip tas karštis tai mane sekina, aš nežinau. Per pauzę, kai buvau sustojęs, tai net snūstelėjau 20 minučių, bet atsikėliau visą šlapęs, tai iš viso ne kažką. O čia eiti tą prūdelį įsimaudyti prieš gaisrinį, blemba atsigaučiau. Arba išlyščiau, kai varlė visą žalis, būčiau Skanija panašus tada. Tai va, tokios tokelės, žodžiu. Reikia kažkaip bandyti trauktis, visas manatkės bandyti valgyti, pasidaryti. Nes telia kaip karšta, bet paskui jau kai pasidarysiu, užsikursiu, atsivėsinsiu. Senai kažkas skanaus ir gerą bevalgiau, tai gal bent jau ištieną su makaronais pasidaryti, tai vis jau bus šistas, ne koks sumuštinis ar dar kažkas. Tai ką, labas rytas, penktadienis, 13. Tai va, išsimiegojau, toks išsimiegojau, kas 5 valandas nusnūdau per tą karštį. Vieną kartą prabudęs buvau irgi visą šlaps atsikėliau. Labai piragai, žodžiu, pasistačiau čia promkiai. Sakau, kad nebūtų ant kelio nieko. Čia nuo žiedo į tą tupiką, taip sakant, į aklavietę. Pasistačiau tarp dviejų šviestuvų, sakau, švies viską. Atsibundu, tamsu kaip subiniai. Tai kitą kartą, jeigu čia stovės, tai šitoj vietoj tikrai reiks nestovėti. Tamsoj faktoriai rizikas didėjai. Nelabai iškalbingas būsi, nes visiškai dar energijos nėra. Nu, pareinu iš porytinio dušo, sustojau pauzę pasidaryti. Tai iš karto tiesiu taikymą į dušą. Ypač iš po karštos nakties, tai žiauriai gerai atsigauti. Einu dar prisipilsiu vandens ir galėsim važiuoti toliau. Na ką, štai ir prisišvartavom. Atkentėjom penktadienį 13. Ganėtinai neblogai. Važiavom į Vokietiją, tai aišku, ir prasidėjo navarotai. Visur kamščiai visokie, nu nelabai didelį ten ta prasme, bet prisistabdymai ir panašiai, tai neišėjo normaliai net pavažiuoti. Erzino, bet nu nieko nepadarysi. Tai šiaip planavau šiandien viską, gal netgi suvažiuoti, kad rytoj jau nebereiktų anksti keltis. Bet dabar dar liko 323 km. Ir iki 90 valandų liko 2 valandos 13 minučių, tai dar paryčiais kilsiu. Suvažiuos tas 2 valandas, kad liktų kuo mažiau iki pakrovimo. Iškrovimo. Vandenį išsikrausim ir turiu jau krovinį į Kauną. Apie 150 km nuo iškrovimo bus pakrovimas. Žiūrėsim, kaip čia toliau seksis. Nu ką, šiandieną eisim pailsėti. Labas rytas šeštadienį, biškį prasibudinau jau. Šiąnakt bent jau vėsų buvo, tai gerai pamiegojau. Normaliai taip nedušnekė. Užmigt biškį karšta buvo, bet paskui kai atvėso, tai po kaldrą iš karto jau lindau. Tai iš karto jaučias, kad poilsis geresnis. Dabar važiuoju čia 9 bomų, žiūriu, kad parkingų nieko gero nėra. Reikia arba sto dabar, arba už 50 km į Autohofą. Tai spėkit, ką aš darysiu. Važiuosiu į Autohofą, nes reikia biškį daugiau nuvažiuoti. Nes dabar dar 200 iki iškrovimo liko, tai dar 50 nuimsiu, jau bus normaliau. Pasižiūrėjau ten, kažkokį pigų gan radau, rašo komentaruose 15 eurų savaitgalis, bet ten toks Autohofs, net nepasakyčiau, kad Autohofs, nes degalinės nėra. Tiesiog parkings, kavinė, motelis, šalia mačiau kažkoks produkts yra.
kaviniai, tipo viskas pigu, tai bandysim apsilankyti jau čia. Man dabar kaip tik ženklas, va degalinė už 5 km ir kita už 93 km. Man nusukims už 80 ir plius man liko 54 minutės, tai važiuoju žodžiu tą autohofą. Jaučiu bus protingiau. Skaičiau nemokami dušai ir tūlikai, tai manyčiau, kad bus gerai, bet reikia prisiminti tą, kad tikriausiai ne vienas aš taip galvoju, kad ten pigu ir gerai ir ten tikriausiai bus daug fūrų. Bet tikėkimės, rasim vietikę. Na va ir atvažiavau. Važiavams, matau, remontuojams. Bet nieko, nauja vietas tai čia. Nors skersas tok. Aš jau tikėjau šeštadienį, gal jau visi bus savaitgalį sustoję. Matyt, nelabai yra kam stovėti. Gražiai čia juostas, viskas supaišytas. Nu va, prisiparkavau, bet čia taip tos linijos subraižytas, tai nežinau. Jeigu prieki pilna būtų ir čia, tai aš nežinau, kaip čia reiktų išsukti, nes jau labai kažkaip tos vietos atrodo nedaug. Stojom, galim mestis šalies pabaigą. Ką čia šią savaitę išvairavom, 89 valandas 44, tai liko 16 minučių. Tai visi laikai išdirbti, galim eiti poilsiauti. Neblogai čia visai. Ramu toliau nuo Bamo, tai ramiai pailsėti šiais. Labai gerai. Eisiu dabar pasižiūrėti, kur ten kaip susimokėti, kaip kas. Pasiėmėm vieną nealkoholinę. Tai va čia toks spočiuks yra pakimarinti. Autohofe. Labai neblogai, iš tikrųjų nesenai parduotuvėj buvau. Nusipirkau biškį valgyti. Tai dabar sakau, einu parelaksuosiu biškį prie vandens. Reiks eit gal ten paskui pakimarinti kailiuką atsigersiu. Nes dabar nesinori čia sklaidytis jau visur. Na, o šiandieną sekmadienį darysim troškinį su kiauliena, pora morkų, 3 bulvės, česnakas, svogūnas, konservuotos pupelės, nežinau ar tiks, bet pamėginsim. Viską keptuvėj ištroškinsim, tai manau turėtų neblogai gautis. Dabar reikia viską nusiplauti, pasiruošti ir pasidaryti valgyti. Labas rytas pirmadienį, jau 2 valandas kaip važiuoju, tai čia jau šalia iškrovimo esu. Sunkiai šiandien sekės keltis, tas oras toks niūrus, biškelinuoju, tai toks visas sutinės atsikėliau. Dabar per 2 valandas baigiu pasiekti savo iškrovimo vietą. Buvo 168 km, tikėkimės greitai iškraus, paskui vėl atgal reikės grįžti maždaug tiek pat į pakrovimą ir krautis į Kauną. Jau nieko įdomaus čia nebebus, nes per rampas, kaip suprantu, pakrovimai, iškrovimai, tai nebelabai bus ką parodyti. Dabar judu žiūrėsiu, ką ten rasiu. Yra 7:30 vietinių laiko, tai turėtų greit firmą atsidaryti, kai atvažiuosiu. Ir reikia tikėtis, kad greit iškrausiu. Jau link namų noris, kad viskas sklandžiai eitų, nebekimarinti. Na, va, situacija tokia, kad vos tik atvažiavau, jau iš karto apreikė, vos nekalts, kad aš čia atvažiavau išsikrauti, sudėję štampus, sakau, parašau, dėk, ką pradėjo rėkt, kad tipo
karista vairuotojas uždės, ką tu nesupranti. Žodžiu, atvažiavau čia, kur nurodė, prie 12 vartų. Nusinešiau dokus vėl už galvos susiėmęs, tipo turėsiu laukti. Jėzau, nu labą rytą, visi nervuoti. Lauks, ką darysi, tai galima ir gražiai šnekėti. Nei 5 minučių nepraėjo, 3 minutės, kur jau parodė, kur parisparkuoti. Rodo, važiuok atgal, dabar šoną atsidaryk. Čia žodžiu. Tai va, vyksta iškrovimas. Po 4 paletės ant kartą kraun. Iš tikrųjų po 8, nes čia 2 aukštais. Geras kariuks. Nenoriu nieko daug filmuoti, nes čia visi nepatenkinti. Tai neįsimiegoja kaip prieš. Pirmadienis neveltui. Tai ką, išsikrausim, galėsim judėti. Visą laimę, kad čia greit pradėjo, nes jau galvojau, kai pasakė, kad reiks palaukti, kad nereiktų laukti pusę dienos. Bent jau tiek. Čia greit turėtų išmesti. Na va, ir išsikrovėm per 35 minutės iškrovė ir dar 5 minutės dokumentų palaukau, tai labai neblogai. Dabar iki vietų 141 km ir turiu 2 valandas 16, tai jeigu kamščių nieko nebus, turėčiau nuvažiuoti. Tai kaip ir neblogai, va, jeigu bus, nu tai pasidarysim pauzę, ką padarysim. Reiks jau grįžus į servisą, būtinai užsuk, nežiūriu, kad tas stabdžių klaida pastovi jau beveik deg. Čia dėl to, kad priekio kaladėlės keliais procentais skiriasi nusidėvėjams, bet sakė, lyg ir 20% turbūt, tai ne dėl to, tai gal kim ratartelį tepaliuko trūks, gal kažką reikės būtinai pasižiūrėti, nuvaryti servizą. O dabar lekiam krautis, tikėkimės, kad greit pakraus ir galėsim skosti link namų. Tai ką, vos ofise prisidaviau, mačiau visiems pagerius dalin. Jau sakau, teks garantuotai palauk, bet man iš karto davė rampą, tai dabar prisistūmiau. Mačiau ofisiuks kažkoks yra, gal irgi reikia prisiduoti. O štai ir pasikrovėm per 40 minučių, tai dar liko vietos, bet žinau, kas čia. Žodžiu, lengvas krovinys, atrodo kaip cukraus vata. Tokia tekstūra. Ką dabar pasimatuosiu, kiek čia vietos liko. Tai ką, tiek užsidarom, važiuom dokumentų ir lieksim toliau. Taip ir galvau, kad kažkaip per daug vietos liko, tai grįžus į ofisą, laukiau dokumentų. Davė pagerį. Sucipsėjo, sako, gerai, dokumentus parašė, bet sako, važiuoju prie 36 rampos. Atvažiavom. Nes beveik per visą prochodą buvo laisvos vietos, taip ir galvau, kad čia kažkas ne taip, tai dabar tikriausiai dakraus. Buvo baigęs krovimai, per valandą dakrovė, tai čia rankom viską sumetė. Ką, užsidarom ir galėsim likti. Važiuojam nebetoli Lenkijos jau, pagaliau. Jau kai Lenkus įvažiuoju vieną koją namuose. Toks jausmas. Dabar važiuoju paskui šitą įmonę, kur realiai visada pamačius primena vaikystę man, nes gyvenau šalia jos ir kiekvieną vasarą su dviračiais ten realiai praleisdavom netoli tos firmos. Su dviračiais su geriausia draugu žaisdavom, kad ale furistais dirbam. Nu, viens iš jų dabar iš tikrųjų dirbkits ne. Žodžiu, faina atsiminti. Tokias tas vasaras būdavo. Gerai būdavo, ne vien prie kompo sėdėta. Nors didžioji dalis irgi būdavo prie kompo, bet vasarom kažkaip labai dažnai lauką vyzdavo. Nei telefonų nereikėdavo nieko. Tiesiog geros fantazijos, kad važiuoji su dviračiu ir įsivaizduoji, kad su fūra važiuoji. Aišku, dabar biškį juokingai gal skamba, bet žodžiu, smagu buvo. Dabar važiavusi Lenkiją, nusiau pirmą degalinę stosiu, nes paskui ten prasideda tik tais mokami parkingai ir ten labai ten tokie gudrus. Man trečiadienį iškrovims. Ir dar sakė, ne anksčiau 12 atvažiuoti, dar rytoj pasitikslinsiu. Būtų gerai, kad iš ryto iškrauti. Trečiadienį rytą išsikrauna ir tada namo, bet nu bus matyti. Gal pavyks kažką suderinti. Ir rytoj kažkur netoli Lietuvos spėjų turėčiau nusileisti. Ir tada jau bus nebedaug belikę.
ką turim trečiadienį po 2:20. Lygiai po 2 savaičių gera važiuoti per savo miestą. Va ir baigiam savo epizodą, Kaune nieko nenufilmavau, nors ten ir nebuvo ką parodyti. Per galą iškrovė. Pravažiuoju pailsėti. Tai va, tiek žinių. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad komentuojat. Malonu, kad kanalas auga. Ačiū Jums ir susitiksim kitame epizode. Dėkui ir iki.